Tai šiandieną labai tikrai noriu visiems padėkoti. Aišku, mano atsiliepimų buvo daug, bet aš dar kartą priminsiu, kad be galo džiaugiuosi, kad yra tokie produktai, kad mums nereikia vartoti chemijos. Kaina produktų tikrai prieinama kiekvienam žmogui, tuo labiau, kad visi turi galimybę prisijungti ir pirkti tiesiai iš kompanijos labai gerą kainą, todėl kreipkitės į tą žmogų, kas jūs pakvietė, kas jums davė informaciją ir sužinokite, kaip įsigyti. Tai va, o aš pati be galo džiaugiuosi ataugusiais plaukais, nes labai stipriai auga plaukai. Jeigu anksčiau pas kirpėją važiuodavau kas 2 mėnesius, tai dabar tenka kas mėnesį važiuoti. Labai auga nagai, jeigu eidavau, ten praleisdavau 4-5 savaitės, tai dabar mėnesio nedatraukiu. Tai iš tikrųjų energija, savijauta, geras miegojimas, dėkingas pilvas ir tikrai, kas patinka, kad ką numečiau svorio, tai galiu valgyti viską, man svoris negrįžta. Dabar esu padarius kaip ir pertrauką visiems produktams, išskyrus probiotikui, geriu, nes aš jau atvartojau 7 mėnesius, dabar darau biškį pertrauką. Vartoju tik tai probiotikus, man jie labai skanus, aš juos kaip gėrimą geriu ir pastebėjau, kad ir žarnynui jie vis tiek labai gerai padeda. Ir aišku, priduoda ir energijos, ir vitaminas C, jeigu žinot, mums ir tokį džiaugsmo šiek tiek priduoda, kada mes jo pakankamai turim. Ir aišku, ką aš visą laiką rekomenduoju partneriams, kurie pradeda vartoti, tai rekomenduoju pasidaryti tyrimus prieš ir po, kad galėtume patys savo patikinti, ką mes padėjom. Nėra pripratimo, bet komentarą parašė moteris, kad yra produktams pripratimas, tikrai produktui pripratimo nėra, už tai, kad aš pagėriau pusę metų, dabar nebegeriu ir man nėra jokio poreikio nei suncetą gerti, nes jeigu žmonės galvoja ypatingai apie suncetą, kad prie jo pripranta, tikrai ne. Miegu kuo puikiausiai ir, pavyzdžiui, ir vyrišką produktą mano vyras pavartojo kažkurį laiką dažniau, paskui visai retai pasidarė ir vis tiek produktas veikia, jisai užkuria mūsų ląstelių regeneraciją, sutvarko, o paskui lieka tik tai profilaktiškai. Todėl pripratimo produktam nėra. Pripratimas ir pastovus vartojimas yra cheminiams vaistams, pas mus ne vaistai, pas mus ne papildai, kaip nebebūtų, tai yra produktai, kurie įjungia organizme mūsų procesą pačiam organizmui gaminti, ką reikia. Ir kodėl aš sakiau, kas liečia vitaminą D, aš pati dariausi tyrimus, niekada aš to vitamino D negėriau, man jo yra norma. Tai todėl niekada nesimkite papildomai gerti kažkokiu vitaminu, nepasidarė tyrimų. Tai va, labai dėkoju visiems, kurie kalbėjote, kurie klausė dar Rima probiotikus ar į vandenį ar tiesiai į burną. Galiu pasakyti, kaip jums patogiau. Aš geriu į vandenuką. Pradžioje geriau į burną, bet man taip norisi juos ilgiau burnoj turėti, tai aš dabar geriu su vandeniu. Bet šiaip jokio skirtumo. Ant dėžutės parašyta, kad į vandenį. Tai jūs galite dėti vandenį, jūs galite kaip karštesnę arbatą pasidaryti. Aš geriu į vandenį, bet juos galima ir po liežuviu. Jeigu duosite vaikučiams, duoti mažesnę dozę. Tai va, tai labai ačiū visiems. Tikrai